Sveiki atvykę į BKTV žinias. Pradedame nuo žinių. Miami Grand Prix tapo dar vienu įspūdingu Kimi Antonelli pareiškimu 26 metų Formulės 1 sezone. Mercedes pilotas iškovojo trečią pergalę iš eilės ir trečią kartą paeiliui laimėjo startavęs iš pole pozicijos. Italas tapo pirmuoju lenktynininku, kuris pirmasias 3 savo pole pozicijas pavertė pergalėmis. Antonelli savaitgalis buvo laikomas geriausiu jo karjeroje, nepaisant prasto starto, jis atlaikė Lando Norriso spaudimą ir aiškiai pranoko komandos draugą George'ą Russellą. Po 4 etapų Antonelli jau pirmauja čempionate 20 taškų persvarą. Sėkmingas savaitgalis buvo ir McLaren komandai. Norrisas finišavo 2, Oskaras Piastri 3, o komanda priartėjo prie Ferrari konstruktorių įskaitoje. Tuo metu Ferrari iš Miami išvyksta nusivylusi. Charlesas Leclercas po gero starto pretendavo į podiumą. Tačiau paskutinėme rate suklydo, atsitrenkė į sieną ir po baudos nukrito į 8 vietą. Lewisas Hamiltonas taip pat neturėjo tempo kovoti dėl aukštesnių pozicijų. Tarp laimėtojų ir Maxas Verstappenas, kuris su atnaujintu Red Bull bolidu po apsisukimo pirmajame rate atsitęsė iki 5 vietos. Tai geriausias Red Bull rezultatas šį sezoną. Miamis parodė aiškią tendenciją. Antonelli ir Mercedes šiuo metu diktuoja tempą, McLaren sparčiai artėja, o Ferrari bei Russellui reikia greitų atsakymų. 2026 m. Formulės 1 Miami Grand Prix savaitgalis dar kartą patvirtino šio etapo išskirtinumą. Tai ne tik lenktynės, bet ir plataus masto sporto bei pramogų šou. Trasoje netrūko intrigos. Sprinto lenktynės laimėjo pasaulio čempionas Lando Norrisas, tačiau pagrindinėse lenktynėse dominavo kylanti žvaigždė Kimi Antonelli. Jis iškovojo jau 3 pergalę iš eilės, startavęs iš pole pozicijos ir dar labiau sustiprino savo lyderystę bendroje čempionato įskaitoje. Savaitgalis pasižymėjo ir netikėtais momentais. Paskutinių ratų kova, strateginiai sprendimai bei keli chaotiški epizodai neleido nuspėti galutinės rikiuotės iki pat finišo. Tačiau Miamis garsėja ne tik tuo, kas vyksta trasoje. Į boksus atvyko futbolo legenda Lionelis Messi, kuris susitiko su Mercedes komanda ir savo tautiečiu Franco Colapinto. Tai dar kartą parodė, kaip stipriai F1 persipina su kitomis sporto šakomis ir pasaulinėmis įžymybėmis. Renginio mastą dar labiau sustiprino ir kitų garsenybių gausa. Tarp svečių buvo teniso žvaigždės Serena Williams ir Rafaelis Nadalis, o pastarasis netgi mojavo finišo vėliavą. Tuo metu komandos kūrė papildomą šou. McLaren surengė kelių dienų fanų festivalį su istoriniais bolidais, o Williams pristatė bendrą projektą su Marvel. Amerikietišką atmosferą stiprino ir vietinės komandos, tokios kaip Haas F1 bei Cadillac projektas, kuris siekia dar labiau tvirtinti JAV vaidmenį Formulėje 1. Miami etapas dar kartą parodė, kad šiuolaikinė F1 yra daugiau negu sportas. Tai globalus renginys, kuriame susitinka greitis, technologijos, pramogos ir pasaulinio lygio žvaigždės. Ferrari komandos vadovas Federikas Vasseuras po Miami Grand Prix pripažino, kad sekmadienis komandai buvo mega sunkus. Nors savaitgalis iki lenktynių atrodė daug žadantis, galutinis rezultatas Lewiso Hamiltono 6 ir Charleso Leclerco 8 vietos tapo prasčiausių Ferrari pasirodymų šiame sezone. Į Miami Ferrari atsivežė atnaujinimų paketą, tikėdamiesi sumažinti atsilikimą nuo Mercedes. Kurį laiką tai atrodė įmanoma. Leclercas sprinte užlipo ant podiumo, o pagrindinėse lenktynėse po pirmų posūkių net išsiveržė į priekį. Tačiau vėliau viskas ėmė byrėti. Hamiltono bolidas jau pirmajame rate buvo apgadintas. Pasak Vasseuro, tai beveik iš karto sugadino jo lenktynės. Leclercas dar kovojo dėl 3 vietos, bet paskutinėme rate suklydo ir apsisuko, o po 20 sekundžių baudos nukrito į 8 poziciją. Vasseuras pabrėžė, kad pagrindinė problema buvo padangų temperatūra ir jų valdymas. Su vidutinio kietumo padangomis Ferrari tempas buvo geras, bet po saugos automobilio ir perėjus prie kietųjų padangų situacija tapo daug sudėtingesnė. Ferrari Miamyje išmokta pamoka. Atnaujinimai davė potencialų, bet komandai dar reikia išspręsti stabilumo ir padangų valdymo problemas. McLaren vadovas Andrėjas Stella po Miami Grand Prix pripažino, kad komanda galėjo iškovoti pergalę, tačiau lemiamu momentu pritrūko tikslaus strategijos įgyvendinimo ir optimizacijos. Po 5 savaičių pertraukos McLaren į Miami atsivežė didelį atnaujinimų paketą, kurį Stella anksčiau vadino beveik visiškai naujų bolidų.
Rezultatas buvo akivaizdus. Lando Norrisas laimėjo sprintą, Oskaras Piastri kartu su juo užtikrino McLaren dvigubą pergalę, o pagrindinėse lenktynėse abu pilotai finišavo ant podiumo. Norrisas antras, o Piastri trečias. Vis dėlto pagrindinis sekmadienio klausimas, ar McLaren paleido pergalę iš rankų. Norrisas pirmoje lenktynių dalyje pirmavo, tačiau komanda jį į boksus pakvietė vienu ratu vėliau nei Kimi Antonelli. Tai leido Mercedes pilotui atlikti sėkmingą undercut ir perimti lyderystę. Stella pripažino, kad Mercedes vis dar turi kelių dešimtųjų pranašumą gryno tempo, tačiau kai keturios komandos kovoja taip arti viena kitos, lemiamomis tampa smulkmenos. Sustojimo laikas, darbas boksuose ir reakcija į lenktynių eigą. Nepaisant neišnaudotas galimybės, McLaren iš Miamio išvyksta sustiprėjusi. Komanda per vieną savaitgalį pelnė daugiau taškų nei per pirmus 3 etapus kartu sudėjus ir tikisi, kad būsimi atnaujinimai leis dar labiau priartėti prie Mercedes. Williams Miami Grand Prix pagaliau sulaukė solidesnio rezultato. Abu komandos pilotai finišavo taškuose. Carlosas Sainzas užėmė 9 vietą, o Aleksas Albonas finišavo 10 ir pelnė pirmąjį savo tašką šiame sezone. Tai buvo geriausias Williams savaitgalis 26 metais, tačiau Sainzas pabrėžė, kad komanda nenori apsiriboti kovą dėl paskutinių taškų. Pasak ispano, Williams pati savo kelia aukštesnius lūkesčius, ypač po praėjusių metų 5 vietos konstruktorių įskaitoje. Sezono pradžia komandai buvo sunki. Bolidas yra per sunkus, o per pirmus 3 etapus taškus pavyko pelnyti tik kartą. Vis dėlto Miamyje atnaujinimai davė rezultatą. Abu pilotai pirmą kartą šiemet įveikė pirmąją kvalifikacijos dalį, o lenktynėse sugebėjo pasinaudoti progą. Sainzas teigė, kad jo tempas buvo daug geresnis nei daugumos vidutiniokų, nors Alpine dar išliko žingsnių priekyje. Albonas savo ruožtu po sudėtingo sprinto savaitgalio atsitiesė ir iškovojo 10 vietą. Dabar Williams laukia svarbus testas Kanadoje. Komanda nori įsitikinti, ar Miamio pažanga nėra tik trasos specifikos rezultatas, bet tikras žingsnis į priekį. Po Miamio GP F1 rikiuotė aiški. Mercedes dominuoja, McLaren smarkiai priartėjo prie Ferrari, o Red Bull kol kas lieka tik 4. jėga pagal taškus. Kimi Antonelli po 3 pergalės iš eilės turi 20 taškų persvarą prieš George'ą Russellą. Čia yra svarbus niuansas. Mercedes turi ne tik greičiausią bolidą, bet ir 2 pilotus bendroje įskaitoje. Tai labai stipri pozicija sezono pradžioje. Mercedes turi 180 taškų ir jau 70 taškų lenkia Ferrari. Tačiau McLaren po labai stipraus Miami savaitgalio atsilieka nuo Ferrari tik 16 taškų, todėl kova dėl antros vietos konstruktorių įskaitoje tampa labai atvira. Tad trumpai. Po Miami Mercedes išlieka aiškiai sezono lyderiais, Kimi Antonellis įtvirtina kaip pagrindinis titulo favoritas, o McLaren tampa didžiausių savaitgalių laimėtojų. Ferrari išlaiko dar 2 vietą, bet po Leclerco klaidos ir Hamiltono apgadinto bolido jų persvara prieš McLaren sparčiai tirpsta. Red Bull su Verstappenu parodė pažangą, bet taškų lentelėje kol kas yra toli nuo lyderių. Tai tiek šiandien žinių, keliamės į įvykio vietą. Toliau važiuokite tiesiai. Mes važiuojam, kur mes važiuojam? Į Jonavą pas Virgį. Kokį Virgį? Šeškų. Ne tą, kur besda, bet krepšinio legenda. Mes esam, kur mes esam? Netoli Čiobiškio. Net Gelvono gatvė. Gelvono gatvė, o. Bet kaip Vilniuje irgi yra Gelvono gatvė, man atrodo. O, ir čia netoli esam kapinaičių vietinių. Ir šiaip mes pusiaukeliai link Virgio. Ai, žinai kas baigėsi, tuoj pasakysiu. Musninkai, nežinau kaip kirčiuoti. Musyčių sostinė. Ir va čia dar, jeigu nori, tai yra parduotų žemė. Čia va, yra telefonas, viską. 058H. Ką darytum su 0,58 hektaro? Nupirkčiau ir statyčiau kokią palapinę. Žinau, kažką tai tokio. Industrializacijos centras. Jonava. Nustebęs kamščiai Jonavoj.
O tu ką galvoji, kad čia tau kaimas koks superstas? Čia yra industrializacijos lopšys. Va, čia yra miesto centras pats. Bandom važiuoti iki arenos. O čia kažkoks kultūros reikšmės objektas yra, matau. Man jau biškį tirta kojos, nes jau čia matom gabaliuką Virgio šventyklos už tėčio. Pasukite kairėn. Tada pasukite kairėn. Virgio šventykla, mes jau čia. Jėzu, vos neišmetė. Mes einam dabar į Virgį. Dokumentinė kronika, aš einu į tave. Ieškosim Virgio ir bandysim jį apkabinti. Gerai. Turi bilietą. Reikia atsidaryti dabar man. Kokie tavo lūkesčiai? Atsipalaiduoti ir pajusti malonumą. Va, VIP zonai mes jau sėdim, alus, pomidorai. Sirgaliai ir svečiai iš Vilniaus yra vaišinami. Nemokamai. Nemokamai, taip. Aš senis, bet žinok, Virgutį, kol kas tai viskas nemokamai, nepergyventi. Čia viskas dėl respektabilios šukosenos. Dabar įsivaizdavimui, kiek mes arti sėdim. Taip, dabar žiūrėkit. Va. Vipai esam visiškai. Kol kas mes pirmieji beveik dalyviai.